Labas vakaras, 6:30 ketvirtadienis ir čia LNK žinios. Aš Lina Kairytė. O su sportu aš Asta Žukaitė. Kviečiame žiūrėti. Juodžiausia diena Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Dar neišaušus, Putinas paskelbė karą Ukrainai ir pradėjo didelio masto puolimą sausumą, jūrą ir iš oro. Rusija anksti ryte iš pasalų ir savižudiškai užpuolė mūsų valstybę. Prieš 5 ryto beprotiškame savo kreipimėsi Putinas grasino ir Ukrainos draugams. Esą susidoros su visais, kurie kišis ir padės ukrainiečiams. Nesvarbu, kas bandys mums sutrukdyti, o tuo labiau sukelti grėsmių mūsų šaliai ir tautai. Jie privalo žinoti, kad Rusija atsakys nedelsant ir jūs patirsite tokių pasekmių, su kuriomis savo istorijoje niekada nesusidūrėte. Ukraina puolama visomis kryptimis. Rusų kariai juda iš rytų, šiaurės ir pietų. Priešo pajėgos prasiveržė į Kijevo sritį. Sostinės prieigos apšaudytos Grad raketomis. Kijeve paskelbtas oro pavojus, gyventojai raginami slėptis. Rusijos pajėgos bando užimti Černobylio atominę elektrinę. Prezidentas Zelenskis sako, kad tai karo paskelbimas visai Europai. Ukrainos kariai kaunasi atkakliai visais frontais. Skelbiama, kad nukauta per 100 priešo karių, numušti mažiausiai 7 kariniai orlaiviai. Prezidentas Nausėda Lietuvoje skelbia nepaprastąją padėtį. Šiandien pat aš pasirašau dekretą dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Pabrėžiama, kad gyventojams didelių apribojimų nebus. Tikslas stiprinti valstybės sienos apsaugą. Privalome būti orūs, ramūs ir pasitikėti institucijomis, bet taip pat labai akylai sekti informaciją. NATO aktyvuoja gynybos planus, kurie numato galimybę dislokuoti daugiau pajėgų rytinėme flange. Lietuva su sąjungininkėmis aktyvuoja 4-ąjį NATO straipsnį. Toks žingsnis žengtas vos 7 kartą per 70 metų. Lietuva yra saugi dėl to, kad Lietuva yra NATO narė, kaip jūs žinote, nuo 2004 metų. Ukrainos oro erdvė uždaryta, civiliniai skrydžiai nutraukti, lėktuvai neskrenda nei į Ukrainą, nei iš jos. Grįžti į Lietuvą likę tik sausumos keliai. Grupelė lietuvių vyksta namo iš Donbaso, bet saugiai nesijaučia net gerokai nuo jo nutolę. Šitoj šalyje dabar niekas nebesaugus. Jau nesvarbu, ar tu esi rytuose, ar tu esi vakaruose. Baisiausios baimės įsipildė. Dar neišaušus, likus 5 minutėms iki 5 ryto Rusija Ukrainai paskelbė karą ir pradėjo brutalią ataką sausumą, jūrą ir orų. Putinas pareiškė, kad siekia demilitarizuoti ir denacifikuoti Ukrainą. Agresyvusis Kremliaus šeimininkas perspėjo kitas šalis nesikišti ir pagrasino, kad jos patirs tokių pasiekmių, kokių nematė per visą savo istoriją. Ukrainoje paskelbta karo padėtis, visuotinė mobilizacija, sostinėje įvesta komendanto valanda. Kijeve ir Charkive paskelbtas oro pavojus, gyventojai raginami bėgti į slėptuves. Įvykių chronologiją ir vaizdus iš Ukrainos rodo Martas Kalendra.